Pradedam pokalbį turbūt nuo to, kad šiandien esam Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, vienoje iš jų patalpų, kurioje yra daktaro Jono Šliūpo archyvas. Ir čia vyksta parodos, kurią mes inicijavimo pristatymas. Gali būti taip, kad Žymantas Mikšys ir Šiauliai gali sukelti kai kam klausimą, kodėl būtent čia. Tai galiu pasakyti, kad ir aš pats prieš maždaug 40 metų apie Žymantą Mikšį nieko nežinojau. Bet tuo metu dailininkas Vincas Kisarauskas pasakojo apie tai, kad Paryžiuje yra žinomas grafikas, menininkas, lietuvis Žymantas Mikšys ir jis kuria ypatingos filosofinės minties ekslibirisus ir patarė man pasidomėti. Ir taip maždaug nuo 1988 metų aš išdrįsau parašyti laišką Žymantui Mikšiui, gavęs adresą jo iš Vinco Kisarausko ir pakviesti surengti parodą Lietuvoje. Aš tuo metu dirbau Pakruojyje. Jis kaip tik tai dailininkas šventė 65-metį. Ar aš jo paklausiau, pasveikinau ir paklausiau, ar jis nenorėtų surengti Pakruojyje, ne Šiauliuose, bet Pakruojyje. Ir jis atsakė, gerai, kur ten būtų, sakau, Pakruojo dvare. Ir tada įvyko tai, ką aš laikau didžiulę akademiją mokyklą. Jisai mane išmokė ne tik kaip pasportuoti ekslibirisus, bet kaip ir parengti lankstinuką jo parodai, kaip išeksponuoti jo darbus. Ir mes gruodžio mėnesį 1988 metais ir surengėm tą parodą, kurią po 35 metų vėl rodome čia, būtent Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje. Tokia simbolinė yra data, tai yra pirmą kartą aš susipažinau, pirmą kartą surengėm, bet dar yra kita labai svarbi data, tai yra gruodžio 12 dieną, prieš 100 metų Žymantas Mikšys gimė Kaune. Žymanto Mikšio mama, Zuzana Arlauskaitė Mikšienė, yra gimusi Šiauliuose. Ir todėl neatsitiktinai Žymantas Mikšys vasarom vaikystėje atvykdavo į Šiaulius. Čia buvo tokie žinomi švietėjai, pirmasis miesto burmistras Juozas Orlauskis, Vincas Orlauskis, tai Orlauskis ir Arlauskaitė yra ta pati giminė šaka, tai yra būtent Vincas Orlauskis ir Juozas Orlauskis buvo Žymanto Mikšio dėdės. Ir daim sentimentams Žymantas Mikšys reiškia nuo pat vaikystės. Ne tik jisai, kai būdamas vaikas atvažiuodavo, čia leisdavo vasaros atostogas ir savo prisiminimuose rašė, kad čia jis patyrė būtent tą santykį su gamta, žmonės jam patiko, aplinka, kurioje jis buvo, bet ir vėliau, kaip jis būdamas studentas, irgi atvykdavo į Šiaulius. Tačiau užėjo sovietmetis, ilgą laiką apie Žymantą Mikšį mes negalėjome plačiai žinoti ir gilintis, domėtis, kadangi tai buvo uždara aplinka, teritorija sovietmečių neleido mums komunikuoti. Bet maždaug nuo 88 metų prasidėjo atšilimas Lietuvoje, sąjūdis ir kaip nekeista, bet mes pirmą parodą surengdami tiek Pakruojo dvare, tiek Šiaulių inžinierių namuose, rizikavom šiek tiek, kadangi tuose ekslibirisuose, kurie yra ir čia eksponuojami, didžioji dalis jie yra dedikuoti išeivijos menininkams, dailininkams, istorikams, visuomenės ir kultūros veikėjams. Bet matytas atšilimas, sąjūdis neuždraudė tos parodos nei Pakruojyje, nei Šiauliuose. Ir šiandieną mes galim sakyti, sugrįždami atgal prieš 35 metus surengtą parodą, galim žavėtis ir gilintis į tą Lietuvos švietėjų, meno, visuomenės veikėjų kultūrinę aplinką, kurią Žymantas Mikšys skleidė savo mažosios grafikos darbuose, ekslibirisuose ir įvairiuose marginalijose, kurie yra eksponuojami irgi šioje parodoje iš tų fondų, kuriuos Žymantas Mikšys padėjo sukurti. Taip jau atsitiko, kad Žymantas Mikšys palaikė ryšius su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką, siūsdamas
ją iš savo kolekcijos ir savo bibliotekos knygas su vairiais prierašais, marginalinėmis, su koliažiniais ekslibrisais, unikumais. Ir vėliau jis siuntė, jau susipažinęs su Vytautu Bikulčiumi, universiteto dėstytoju, docentu, siuntė darbus čia. Su tuometinė direktorė Eugenija palaikė ryšius, siūsdavo įvairias knygas su vairiais prierašais. Ir jo buvo pagrindinis tikslas, kad čia būtent tiek ir Višinskio bibliotekoje, tiek ir Šiaulių universitete, anksčiau Šiaulių pedagoginėme institute, kad būtų skleidžiama ta kultūra, spaudos kultūra, sakykime, ekslibriso kultūra, knygos ženklo kultūra, knygos grafiko kultūra. Ir tai yra didžiulis, būtent svarbus indėlis Žymanto Mikšio į tą aplinką, kurią jis padėjo sukurti. Vėliau jisai 1995 metais atvyko į Šiaulių tuometinį universitetą ir vėliau jisai būtent su studentais bendravo ir menų fakultete, dėstė dailės pagrindus. Šiaip Žymantas Mikšys yra unikali asmenybė ir ne tik jo darbuose atsiskleidė tas jo supratimas į tą kultūrinę, būtent į tą estetinę knygos ženklo esmę, bet į tai, kaip jisai mokėdavo ir sugebėdavo pateikti savo nuomonę, kuriai, reiškia, atsispirti buvo labai sunku. Jis mokėjo ne tik pagrįsti tą, ką sakė, bet mokėjo kritikuoti. O kritikuodamas jis nesivaržydavo savo tam tikrais išreiškimais, pasakymais, bet jis toks ir buvo, jį dar net ir vadino dagys arba nuo žodžio diglys, kadangi jis buvo digus pakankamai. Ta pajuto, kas su juo bendravo ir kada mes čia darėme parodos pristatymą gruodžio 14 dieną, tai ir Vygintas Ališauskas, ir profesorius Vaidotas Janulis, ir kiti, kurie bendravo su Žymantu Mikšiu, prisimena jo taiklias, griežtas, bet teisingas pastabas įvairiais tais klausimais. Šiandieną galėdami pateikti jo kūrybą ir tuo pačiu supažindinti visus su tais darbais, kurie domėsis, nes ta paroda tai yra tik tai preliudija, bet ir šiandieną galima sakyti, kad Kasiulio namuose Vilniuje veikia jo irgi tokia plati retrospektyvinė paroda, kuri atsiskleidžia jo ne tik tai grafika, koliažai, bet ir jo knygos autorinės, ir estampai, ir kiti darbai. Ir parodo, kokio diapazono buvo ir grafikas Žymantas Mikšys ir kiek jis davė kultūrai, tai būtent Lietuvos grafikai. Jeigu žiūrėti iš tos prizmės, kad jis buvo visą laiką, atrodo, Paryžiuje, nutolęs nuo Lietuvos, tačiau jis gyveno Lietuvoje, jis visą ją jautė. Ir jo aš prisimenu tokius žodžius pasakytus, kad Žymantas Mikšius sakė, kad jam Lietuva tai ne vieno detalė kokia arba tai dalis svarbi, jam kaip visuma svarbi Lietuva. Tai ir jos kultūra, jos gamta, jos teritorija, jos kalba, jos papročiai, tradicijos. Jis neįskirdavo iš konteksto, kas išskirtinai yra Lietuvai. Todėl jo, sakykime, tuose ekslibrisuose arba jo kūriniuose, tai nėra taip lengva atkoduoti, atrasti, kodėl jis būtent pateikdavo tokį ar kitokį įvaizdį ar ženklą knygos ženkluose, ekslibrisuose, bet aš galiu pasakyti, kad kiekvienas ekslibrisas yra originalus, unikalus savo grafikos kultūra. Jo atspaudai yra tokie šilti, filosofiniai ir nepaprastai veikia dėmesį, tamsos, šviesos veiksmai. 1990 metais, po parodos, kurią surengiau Žymantui Mikšiui Šiauliuose ir prieš tai Pakruojyje, aš kreipiausi į dailininką, norėdamas užsisakyti savo ekslibrisą, kadangi renku, domiuosi jau daugiau kaip 45 metus knygos ženklais. Tai Žymantas Mikšys atsakė taip: jis nekuria ekslibrisus už pinigus, bet jis pasakė, kad jis man sukurs ekslibrisą už tai, kad aš padedu atskleisti jo kūrybą būtent Lietuvoje. Ir jo kūrinys, sakykime, jo ekslibrisas man yra, kaip tik tai man yra artimas dėl to, kad tai yra miniatiūrinis, bet jame labai
šiltai, labai taip skoningai yra sukurta būtent žodžio ekslibris ženklo kompozicija ir mano vardas pavardė yra tokia kaip išplaukianti detalė, bet pagrinde tokiame ovalinėme forme yra įrėmintas būtent tas žodis ekslibris. Iš vis Žymantas Mikšys niekada neleido rašyti ir visada pabrėždavo, kad jam neegzistuoja tas mūsų kalbininkų primestas pasakymas ekslibrisas, kai naudojame žodį ek raidė. Jis visą laiką laikėsi to lotyniško nurodymą, kad ekslibris turi būti su iksu ir būtent atskirtas, kad tai yra iš knygų. Ir ypatingai, kas įdomiausia, kad dailininkas niekada nepasirašinėjo savo ekslibris. Jis skaitė, kad tai mada, kurią neturi būti naudojama, nes ekslibrisas nėra vienkartinis meno kūrinys ir todėl jis laikė, kad pasirašinėti, kaip būdavo įprasta dailininkams, numeruoti nuo 1 iki 50 yra svetimas dalykas. Jis manė, kad ekslibrisų tas netinka. Tai manyčiau, kad ir čia jisai buvo originalus, taip kaip jis originalus savo marginalinėmis unikumais, koliažiniais ekslibrisais, o sukūrė dailininkas maždaug 150 ekslibrisų, o pradėjo kurti dar 1940 metais. Ilgą laiką gyvendamas Paryžiuje visą laiką jautė nostalgiją Lietuvai. Bet kaip pats sakė, į Lietuvą atvažiavo tik tada, kada jinai iš tikrųjų tapo laisva. Nors parodos jau buvo rengiamos žymiai anksčiau, negu Lietuva tapo nepriklausoma.